Jungtinės valstijos ką tik atskleidė slaptą Kinijos prekybą su Irano šešėliniu laivynu. Ir tai paaiškėjo po to, kai galingoji Amerikos karinio jūrų laivyno pajėgos sulaikė ir patikrino antrąjį Irano laivą. Tai, kas dabar išaiškėjo, nėra tik dar vienas sulaikymas jūroje. Tai, kas paaiškėjo šį trečiadienį, 2026 m. balandžio 22 d. buvo aiškesnis vaizdas apie mechanizmą, kurį Vašingtonas jau kelias dienas bando atskleisti. Pasak Pentagono, tai vadinamasis Irano šešėlinis laivynas. Kinija ir toliau veikia toli nuo dėmesio centro, kad išlaikytų naftos ir jautrių krovinių judėjimą. Ir Kinija atsidūrė šio maršruto centre. Stipriausias šio posūkio ženklas buvo laivo Tiffany sulaikymas Bengalijos įlankoje. Operacija, kurią Jungtinės valstijos laikė pasaulinės puolimo dalimi, siekiant nutraukti slaptą Irano režimo aprūpinimą. Kas ši yra ant kortos, suprasti paprasta. Vašingtonas sako, kad žiūri ne tik į vieną atskirą laivą, bet į visą paslėptos prekybos koridorių. Tiffany siejama su 1,9 milijono barelių Irano naftos gabenimu pakrautų balandžio 6 dieną Kargo saloje, skirtoje Kinijai prieš sulaikymą. Ta pati linija taip pat nurodo, kad Pentagonas pradėjo atvirai kalbėti apie laivų teikiančių materialinę paramą Iranui bet kuriame pasaulio regione, o ne tik arčiausiai Persijos įlankos esančiose vandenyse persekiojimą. Kas pasirodo šiame tinkle? Viena vertus, Irano režimas, kuris priklauso nuo naftos, kad išlaikytų pajamas karinio ir ekonominio spaudimo sąlygomis. Kita vertus, Kinija, kurią energijos rinkos šaltiniai jau įvardijo kaip vieną pagrindinių Irano naftos gavėjų. Kargo salą, iš kurios, kaip manoma, išplaukė Tiffany, sudaro apie 90% Irano naftos eksporto. Ir, pasak Reuters, yra laikoma itin svarbiu tašku taip pat dėl Irano naftos srauto į Kiniją reikšmės. Tai padeda paaiškinti, kodėl įtarimai dėl šio maršruto yra tokie rimti. Kalbama ne apie šalutinę operaciją, o apie jautrią ekonominio išlikimo ašį. Kada tai įgavo pagreitį? Eilės tvarka yra svarbi. Balandžio 12 dieną Cencom paskelbė, kad nuo balandžio 13 dieną pradės blokuoti į Irano uostus ir iš jų vykstantį jūrų eismą. Vėliau balandžio 19 dieną Jungtinės valstijos sulaikė krovininį laivą Toska Aravos jūroje. Balandžio 21 dieną buvo patvirtinta, kad laivas Tiffany buvo sulaikytas Bengalijos įlankoje. Per kelias dienas spaudimas peržengė artimiausios Hormūzo sąsiaurio zonos ribas ir išplito į kitus Indijos vandenyno ir Azijos maršrutus, aiškiai parodant, kad amerikiečių žinutė buvo užgniaužti nelegalią prekybą, kad ir kur ji pasirodytų. Kaip šis tinklas veikia remiantis pačiomis Amerikos sankcijomis? Per painių maršrutų maišymą, perkelimus tarp laivų, siekimo manipuliavimą ar išjungimą, taip pat vėliavos ir operacinės tapatybės keitimą. JAF iždas jau nuo 2024 ir 2025 metų teigia, kad Iranas naudoja plačią laivų ir įmonių struktūrą naftai gabenti. Slapta, įskaitant suklastotus dokumentus ir operacijas aplink Singapūrą bei Malaiziją. Kalbant apie Tiffany, valstybės departamentas 2025 metais nurodė, kad laivas gabeno Irano naftą vykdydamas operacijas tarp laivų ir vykdė vadinamąją tamsiąją veiklą netoli Singapūro. Kitaip tariant, tai, kas dabar atsidūrė naujienų antraštėse, neatsirado vakar. Tai sena schema, kuri, pasak Vašingtono, tiesiog buvo atskleista. Čia prasideda sunkiausia šios istorijos dalis. Toska, kuris buvo sulaikytas prieš kelias dienas, neseniai buvo lankęsis Kinijoje ir Malaizijoje, prieš išvykdamas į Irano Bandarabaso uostą. Cenkomas paskelbė operacijos vaizdo įrašą ir pranešė, kad laivas buvo sustabdytas po kelių valandų įspėjimų, o jūrų pėstininkai įlipo iš USS Tripolio. Tuo tarpu Reuters tyrimas parodė, kad šio laivo krovinys tikriausiai buvo dviejopos paskirties. Tai yra medžiagos, kurios gali būti naudojamos civiliniais tikslais, bet taip pat turi potencialą kariniam naudojimui. Ši detalė keičia problemos mastą. Tai nebėra tik naftos įvežimas ir išvežimas. Tai ima rodyti abipusį srautą turinti strateginę reikšmę Teheranui, kur Kinijos vaidmuo tampa dar labiau nepatogus Vašingtonui. Pirmiausia, kaip tikėtina Irano naftos paskirties vieta, o Irano nafta ir toliau bandė išvengti blokados. Antra, kaip dažnas taškas sulaikytų laivų maršrutuose.
Trečia, nes Pekinas sureagavo į Toską sulaikymą, ragindamas daugiau dėrybų ir išreikšdamas susirūpinimą dėl eskalacijos. Ši reakcija savaime dar neįrodo kaltės. Mas, somada ao histórico, Irano nafta pasiekė Kinijos rinką. O tai, kad sulaikyti laivai buvo susiję su maršrutais tarp Kinijos, Pietryčių Azijos ir Irano, dar labiau sustiprina įtarimus. Tai buvo pagrindinė žinutė, kurią norėjo perduoti Pentagonas. Buvo vykdoma priekyba, kuri nebuvo skaidri, nebuvo normali ir neatrodė atsitiktinė. Kodėl tai dabar taip svarbu? Nes Iranui nereikia laimėti atviroje kovoje, kad galėtų išlikti. Pakanka užtikrinti, kad pinigai toliau plauktų, nafta būtų eksportuojama, o medžiagos atkeliautų. JAV iždas jau pareiškė, kad tokio tipo tinklai pervedė milijardus dolerių už Irano naftą ir dalis šių pinigų atiteko revoliuciniai gvardijai. Kai Vašingtonas taikosi į šešėlinį laivyną, tikrasis taikinys yra ne tik laivo korpusas jūroje, bet ir režimo pinigų šaltinis. O jei Kinija tampa pirkėja, logistikos grandimi ar galutinė paskirties vieta, susidūrimas tampa ne tik Vašingtono reikalas ir įgauna daug didesnę geopolitinę reikšmę. Yra dar vienas aspektas, kuris sustiprina apsupties jausmą. Associated Press užfiksavo, kad Pentagonas laikė Tiffany pasaulinio perspėjimo dalimi. Tarptautiniai vandenys nebūtų prieglobstis sankcionuotiems laivams, kurie remia Iraną. Tai reiškia, kad Jungtinių valstijų strategija nebėra apribota tik Hormūzo sąsiauriu. Dabar tikslas yra persekioti visą tinklą, įskaitant jūrų koridorius, kurie anksčiau atrodė nutolę nuo pagrindinio krizės židinio. Kai vienas laivas sustabdomas Bengalijos įlankoje, o kitas užimamas Arabijos jūroje, žinutė yra aiški. Medžioklė nėra vietinė, ji yra pasaulinė. Tarp viso to, kalbos apie paliaubas realybėje netenka svorio. Kol Pakistano tarpininkavimas bandė išlaikyti atviras dėrybas, jūra rodė kitą vaizdą. Jūrų blokada, sulaikymas, užgrobtas laivas ir didėjantis spaudimas bet kokiam maršrutui susijusiam su Iranu. Reuters pranešė, kad Teheranas atsisakė dėrėtis spaudimo sąlygomis ir blokadą traktavo kaip primetimą. Tačiau lemiamas faktas yra kitas. Jungtinės valstijos nelaukė diplomatinio sprendimo, kad imtųsi veiksmų. Jie pirmiausia ėmėsi veiksmų, kad nutrauktų judėjimą, parodytų jėgą ir atskleistų mechanizmą, kuris, jų teigimu, jungia Irano naftą, slaptus laivus ir Kinijos interesus. Galiausiai svarbiausias klausimas yra, kodėl? Nes ši slapta prekyba iš esmės būtų Irano režimo išlikimo vožtuvas, kai jis patiria karinį ir ekonominį spaudimą. Nes kroviniai yra gyvybiškai svarbus, nes Kinija išlieka pagrindinių žaidėjų rinkoje, kuri sugeria Irano energiją. Ir todėl Vašingtono požiūriu leisti šiam tinklui veikti reikštų leisti Teheranui išlaikyti finansinį ir logistinį deguonį, kol jis derasi, atsitraukia, grasina ir laimi laiko. Ką Pentagonas dabar bandė parodyti, tai kad karas neapsiriboja vien raketomis, lėktuvais ir karo laivais. Jis taip pat vyksta per nepastebimus naftos tanklaivius, radare ištrintus maršrutus ir krovinius, kurie išvyksta kaip įprasta prekyba, bet gali išlaikyti režimą esantį apsuptyje.